Suėmimą apskundusi 21 klaipėdietė Eglė Kusaitė į bylos nagrinėjimą teisme nebuvo atvežta. Saugumo departamento surinktais duomenimis Kusaitė ruošėsi susisprogdinti kokiame nors Rusijos karinėme objekte ir nužudyti kuo daugiau žmonių. Byloje yra pateikti įtarimai dėl dalyvavimo bendrininkų grupiai rengiant teroro aktą. Teismas, kaip girdėjot, pasakė, kad įtarimai šioje proceso stadijoje galima teikti, jog yra pagrįsti. Pasak prokuroro, klaipėdietės išleisti į laisvę negalima, nes ji gali pasislėpti. Bylos duomenimis Kusaitė yra nesykį pabėgus iš namų. 2007-aisiais buvo paskelbta tarptautinė jos paieška. Mergina rasta ir grąžinta į Lietuvą. Teisėjas Kusaitės skundą dėl suėmimo atmetė. Pernai spalį dėl terorizmo sulaikyta mergina tardymo izoliatoriuje jau pusę metų ir lieka suimta mažiausiai iki Liepos mėnesio. Bus tyriama Kusaitės sveikata. Tyrimo metu kilo klausimų, atsižvelgiant į visą medžiagą susijusių su įtariamosios psichinės sveikatos būklė. Prokuroro teigimu, pabėgusi iš namų, Kusaitė Vokietijoje ištekėjo pagal islamo tradicijas. Sugrąžinta į Lietuvą ji ėmė bendrauti internetu su Azerbaidžane, Uzbekijoje, Anglijoje ir Rusijoje gyvenančiais radikaliais islamistais. Bylos duomenimis, maždaug prieš metus mergina pradėjo mokytis gaminti sprogmenis ir juos detonuoti. Iš užsienyje gyvenančių bendrininkų gavo pinigų. Spalio pabaigoje Kusaitė gavo vizą ir įsiruošė į Rusiją. Mergina išvyko autobusu, tačiau Kaune saugumo pareigūnų buvo išlaipinta ir sulaikyta. Ta pačią dieną atėjo iš saugumo vyrai daryti kratos. Taip, pasimetėme. Tai, ką jie buvo dovanoję, o dovanoję buvo Koraną lietuvių, tai yra rusų ir arabų kalba, pasimetė jų dovanoti, aš tą žinau. Paskui ten telefonas, senas korteles. Pasak Kusaitės motinos, saugumiečiai su dukra bendravo jau seniai. Esą mergina nekalta, o į Maskvą vyko aplankyti draugės. Motina sako, kad dukra buvo suklaidinta ir išprovokuota valstybės saugumo departamento pareigūnų. Aš turiu įrodymų. Tie įrodymai yra saugiose vietose. Dabar aš visą tai surašęs esu. Palikus pas patikimus žmonės, ateis laikas parodys. Bet dabar aš bijau dėl Eglės gyvybės. Tiesiai sakau, ir yra realus pagrindas. Generalinė prokuratūra jau anksčiau yra sakiusi, kad tyriant bylą bendradarbiaujama su užsienio pareigūnais. Pasak prokuroro, kai kurie su Kusaitė internetu bendravę asmenys sulaikyti Rusijoje. Ričardas Šimkus, Ramunė Banzienė, Vaidas Greičiūnas, LNK žinios.